Projekto pradžioje Mantas Stonkus spinduliavo pasitikėjimu. Nu ko aš tikiuosi iš to šokio projekto? Nu ko tikisi žmogus eidamas į šokio projektą? Nu visi žino, ko tikisi. Tikisi nugalėti. Aš labai norėčiau nugalėti. Publika, jeigu pamatys, kad mes esam tikri, gal ir balsuos. Turėtų balsuoti. Deja, publika balsavo taip, kad Manto ir Alos pora vis atsidurdavo ties iškritimo riba. Pasitikėjimas su kiekviena laida proporcingai mažėjo, o abejonės augo. Gal žmonės nemėgsta mano tiesmukumo, kad esu per tikras, per atviras. Tačiau praėjusio sekmadienio balsavimas Mantą netikėtai iškėlė į lyderius. Paskutinėmis balsavimo minutėmis pora iš paskutinės vietos šoktelėjo į pirmą. Mantas sutriko. Dabar ypač tokia situacija, kai palikai pirmoje vietoje ir taip šudinai jauties, kad toks jausmas, kad visi aplinkui, vat jie pirmoje vietoje, tai jie turėjo iškristi. Ir man taip nemalonu, nes tikrai Tadas Sutina šoka nuostabiai, už mus tikrai geriau ir. Nepaisant kaltės jausmo, aktorius dėkingas publikai už suteiktą viltį kovoti dėl pergalės. Jeigu ne jie, kas tada? Jeigu ne publika, ką mes? Kaip durniai vieni kitiems šoktume ir vieni kitus vertintume? Labai smagus būtų cirkas. Tad pora ir toliau projekte žada išsiskirti komiškumu. Nors pastangų į gerą humoristinį pasirodymą, pasak Manto, dažnai tenka įdėti 4 kart daugiau. Tačiau jis įsitikinęs, sekmadienio vakarą žiūrovai nori linksmybių, o ir linksminti jam sekasi kur kas geriau nei būti rimtam.